Gyvenimas gėris. Gyvenimas yra didžiausias žmogui pasiekiamas gėris. Kad ir koks būtų gyvenimas, yra gėris, už kurį didesnio nėra. Jeigu mes pasakome, kad gyvenimas yra blogis, tai tik lygindami jį su kitu, įsivaizduojamu, geresniu gyvenimu. Tačiau mes juk jokio kito geresnio nepažįstame ir negalime pažinti. Todėl gyvenimas, kad ir koks būtų, yra didžiausias mums pasiekiamas gėris. Šis pasaulis nėra linksma išdaiga, nėra vargingų išbandymų laukas, pereinant į kitą pasaulį, geresnį, amžinąjį. Šis pasaulis, tasai, kuriame mes dabar gyvename, tai vienas iš amžinųjų pasaulių, kuris yra nuostabus, džiaugsmingas ir kurį mes ne tik galime, bet ir privalome savo jėgomis padaryti dar gražesnį ir džiaugsmingesnį visiems, kurie jame gyvena drauge su mumis ir kurie gyvens po mūsų. Žmogus yra nelaimingas todėl, kad nežino, jog jis laimingas. Dostojevskis. Tikrasis gėris yra realiame, o ne pomirtiniame gyvenime. Pagal melagingą mokymą gyvenimas šiame pasaulyje yra blogis, o gėris pasiekiamas tik būsimajame gyvenime. Pagal teisingą krikščionišką mokymą gyvenimo tikslas yra gėris ir tas gėris surandamas čia. Tikrasis gėris visada mūsų rankose. Jis kaip šešėlis sekioja paskui gerai gyvenamą gyvenimą. Itin įprastas ir itin žalingas žmonių paklydimas manyti, kad šiame pasaulyje jie negali gauti viso to gėrio, kurio trokšta. Gyvenk teisingai ir turėsi daug priešininkų, tačiau ir tavo priešininkai tave mylės. Daug nelaimių tau atneš gyvenimas, bet per jas tu ir laimę patirsi, ir gyvenimui dėkosi, ir net kitus jam dėkoti privesi. Pagal Dostojevskį. Tikrąjį gėrį surasi tik savyje. Išminčius kalbėjo, ieškodamas gėrio, aš apėjau visą pasaulį. Dieną, naktį ieškojau jo be atilsio. Vieną kartą, kai visiškai netekau vilties surasti gėrį, balsas mano viduje pasakė, tasai gėris yra tavyje. Aš patikėjau tuo balsu ir radau tikrąjį nekintamą gėrį. Laimingi yra žmonės, jeigu jie ničnieko nevadina savu labu, išskyrus savo sielą. Laimingi yra jie, net gyvendami tarp savanaudžių, piktų, jų nekenčiančių žmonių. Laimės iš jų niekas negali atimti. Budistų išmintis. Kuo geriau gyvena žmonės, tuo mažiau jie skundžiasi kitais. Kuo blogiau gyvena žmogus, tuo labiau jis nepatenkintas ne savimi, o kitais. Išminčius visa ko ieško savyje, beprotis
visa ko kitame. Konfucijus. Tikrasis gyvenimas – dvasinis gyvenimas. Mano jungas švelnus. Žmonės užsineria nepritaikytą jų pačiams jungą ir įsikinko į vežimą, kurio nepajėgia patraukti. Nepritaikytas jungas ir nepatraukiamas vežimas – tai gyvenimas savojo kūno labui arba kitų žmonių kūniškai geroviai. Tikrasis gėris pasireiškia, kai vis labiau ir labiau suvoki savyje esant Dievą. Tik šitas jungas yra pritaikytas žmonių jėgoms. Apie jį ir kalba Jėzus. Pabandykite ir suprasite, koks jis lengvas ir švelnus. Kas panūs sužinoti, ar aš kalbu tiesą, tegul pabando daryti tai, ką aš sakau, kalbėjo Jėzus. Žmogaus gyvenimas yra nenutrūkstamas kūniškai atidalytos dvasinės esybės jungiamasis su tuo, su kuo ji suvokia esanti vieninga. Ar žmogus tai supranta ar nesupranta, nori jis to ar nenori, tasai jungimasis nesustabdomai vyksta per tą būklę, kurią mes vadiname žmogaus gyvenimu. Skirtumas tarp tų žmonių, kurie nesupranta savo paskirties ir nenori jos vykdyti, ir tų, kurie ją supranta ir trokšta gyventi pagal jos reikalavimus, yra toks, jog nesuprantančiųjų gyvenimas vien nesibaigiančios kančios, o suprantančiųjų ir vykdančiųjų savo paskirtį gyvenimas nesibaigiantis didėjantis gėris. Pirmieji panašus į užsispyrusius galvijus, kuriuos pasirišęs virve už kaklo šeimininkas tempia į pastogę, kur gyvulys bus saugus ir pašertas. Gyvulys be reikalo spyriojasi, smaugiasi, bandydamas pasipriešinti šeimininkui. Jis bus nuvestas tenai, kur turi nueiti visi. O kiti panašus į tą gyvulį, kuris perpratęs šeimininko valią eina nevaromas ir smagus ten, kur jį veda šeimininkas, žinodamas, kad šeimininko valios vykdymas nieko kito išskyrus gerovę nesuteiks. Niekas taip akivaizdžiai nepatvirtina, kad gyvenimas yra tobulėjimas, kaip ta aplinkybė, jog nesvarbu, ko tu trokštum, nesvarbu, visiškai ar ne, visiškai tavo troškimas patenkinamas, sparčiai ar ne, iškart po to visas troškimo žavesys dingsta. Nepraranda savo džiugaus reikšmingumo tik viena – suvokimas, kad judi tobulybės link. Tik tasai nesibaigiantis tobulėjimas teikia tikrą, vis didėjantį džiugesį. Kiekvienas žingsnis šitame kelyje apdovanojamas ir toji dovana tau įteikiama tučtuojau ir niekas negali jos atimti. Tas, kas savo gyvenimą atiduoda dvasiniam tobulėjimui, negali būti nepatenkintas, nes tai, ko jis trokšta, visada jo valioje. Paskalis. Kur yra tikrasis gėris? Tikrojo gėrio niekas negali suteikti kam nors kitam. Tikrąjį gėrį žmogus gali suteikti tik pats sau. Tikrasis gėris yra tik tada, kai gyvenama dvasios labui, o ne kūno džiaugsmams. Žmogus prašo, kad jam padėtų žmonės arba Dievas,
bet padėti jam negali niekas, išskyrus jį patį, nes jam gali padėti tik doras gyvenimas, o gyvenimas priklauso tik nuo jo paties. Sakoma, jog tam, kas daro gerą, nereikia atlyginimo. Tai tiesa, jeigu manysime, kad atlyginimas atsiranda ne iš tavęs ir ne šiandien, o ateityje, tačiau jeigu nebūtų atlygio, jeigu gėris žmogui nesuteiktų džiaugsmo, žmogus negalėtų daryti gerą. Svarbu tik suprasti, kas yra tikrasis atlygis. Tikrasis atlygis ne išorinis ir ne ateityje, o vidinis ir dabar. Tai savosios sielos tobulinimas. Čia ir atlygis, ir paskata daryti gerą. Gėris tai meilė. Mes nežinome ir negalime žinoti, kam gyvename. Ir todėl mes negalėtume žinoti, ką mums daryti ir ko nedaryti, jeigu netrokštume gėrio. Tasai troškimas mums itin aiškiai nurodo, ką turime daryti, jei tik mes savo gyvybę suvokiame ne kaip gaivalą, o kaip sielą kūne. Ir tas gėris, kurio taip trokšta mūsų siela, mums atsiveria per meilę. Niekas niekada nepavargdavo darydamas gerą sau, bet juk didžiausias gėris daryti tai, ko trokšta siela, o siela visada trokšta vieno – meilės iš savęs ir sau. Paskirk savąjį gyvenimą meiliai gausinti, ir tu pamatysi, kad gėris visada bus tavo valioje. Sakoma, kam dar mylėti žmonės, kurie mums nemalonūs, o tam, kad tai yra džiaugsmas, išbandyk ir suprasi, ar tai tiesa. Priekyje nieko, išskyrus mirtį, o nūnai nieko, išskyrus atliekamas pareigas. Kaip visa tai atrodo nyku ir baisu, o tu paskirk savo gyvenimą tik šiam tikslui, kuo stipresniai sąjungai per meilę su žmonėmis ir Dievu, ir tai, kas atrodė baisu, tampa nesudrumsčiama gerove. Kuo labiau žmogus atsidavęs savo kūnui, tuo labiau jis netenka tikrojo gėrio. Vieni žmonės ieško gėrio siekdami valdžios, kiti pažinimo, mokslų, treti malonumų. Šios trys potroškių rūšys suformavo tris skirtingas mokyklas. Ir visi filosofai visada buvo kurios nors vienos iš tų trijų šalininkai. Tie, kurie labiau už kitus priartėjo prie tikrosios filosofijos, suprato, kad visuotinis gėris, visų žmonių siekis, negali būti viena atskira dalis tų dalykų, kurie gali priklausyti tik vieniems ir kurie padalyti į dalis. Jų šeimininką labiau liūdina dėl trūkstamos dalies, negu teikia pasitenkinimą tą dalimi, kuri jam priklauso. Jie suprato, kad tikrasis gėris turi būti toks, kad jis priklausytų iš karto visiems, nemažėdamas ir nekeldamas pavydo, ir kad niekas prieš savo valią negalėtų jo prarasti. Ir tokio gėrio esama, tasai gėris yra meilė, paskalis. Ko tu blaškaisi, nelaimingasai, tu ieškai gėrio, kažkur lakstai, o gėris yra tavyje. Nėra ko ieškoti jo prie svetimų durų.
Jeigu gėris ne tavyje, tai jo nėra niekur. Gėris tavyje, nes tu gali mylėti visus ne už ką nors, ne dėl kažkokios priežasties, o tik tam, kad gyventum ne savo vieno gyvenimą, bet visų žmonių gyvenimą. Ieškoti gėrio pasaulyje, nepasinaudojus tuo gėriu, kuris glūdi mūsų sielose, lygiai tas pats, kaip eiti vandens į tolimą drumzliną balą, kai šalia iš kalno trykšta gaivi versmė, pagal Angelą Silezijų. Jeigu tu trokšti tikros laimės, tai neieškok jos tolimose šalyse, turtuose, pagarbos apraiškose, neprašinėk jos iš žmonių, nesilankstyk ir nesigrumk su jais dėl laimės. Tokiais būdais galima gauti dvarą, aukštą postą ir visokiausių nereikalingų daiktų, o tikroji laimė reikalinga visiems, gaunama ne iš žmonių, neperkama ir neišprašoma, bet suteikiama veltui. Žinok, kad viskas, ko tu negali pasiimti pats, yra ne tavo ir visa tai tau nereikalinga. O kas tau reikalinga, tą tu gali pasiimti pats dorai gyvendamas. Taigi, laimė nepriklauso nei nuo dangaus, nei nuo žemės, tik nuo mūsų pačių. Vienas yra pasaulyje gėris, vienas tik jis reikalingas mums. Koksgi tas gėris? Gyvenimas meilėje ir surasti tokią laimę lengva. Pagal Skovorodą. Prašyti Dievą, kad koks nors suteiktų mums laimę šiame gyvenime, yra tolygu sėdinčiam prie šaltinio žmogui prašyti šaltinio, kad šis išgelbėtų jį nuo troškulio. Pasilenk ir gerk, mums duota visiška laimė, tereikia mokėti ją naudotis. Jeigu gėriu laikysi tai, kas nėra tavo valioje, visados jausiesi nelaimingas. Suprask, kad gėris yra tik tai, kas tavo valioje, ir niekas iš tavęs neatims tavo laimės. Žmogus nejaučia gyvenimo gėrio tik tada, kai nevykdo gyvenimo įstatymo. Tu klausi, kam reikalingas blogis. Aš atsakau klausimu, kam reikalingas gyvenimas. Blogis yra tam, kad būtų gyvenimas. Gyvenimas reiškiasi išsivadavimu iš blogio. Jeigu gyvenimas tavo akise neiškyla kaip didelė neužtarnauta šventė, tai nutinka tik dėl to, kad tavo protas pakrypęs ne ta linkme. Jeigu žmonių gyvenimas nėra smagus, tai tik todėl, kad jie nedaro to, ko reikia, kad gyvenimas būtų nesibaigianti šventė. Jeigu kas nors šneka, kad darydamas gerą jaučiasi nelaimingas, tai reiškia, jog tai, ką jis vadina gėriu, nėra joks gėris. Žinok ir atsimink, kad jeigu žmogus nelaimingas, tai dėl to jis pats ir kaltas. Žmonės būna nelaimingi tik tada, kai jie trokšta to, ko negali turėti, o laimingi tada, kai trokšta to, ką gali turėti. Ačiū, seneli. Kogi žmonės negali turėti, nors trokšta? Ir ką gali turėti, kai tik trokšta šito? Ne visada žmonės gali turėti tai, kas yra ne jų valioje, kas jiems nepriklauso,
ką kiti gali iš jų atimti, visa tai ne žmonių valioje, o žmonių valioje yra tik tai, kam niekas nieko negali sutrukdyti. Pirmoje grupėje visos žemiškos gerybės – turtas, garbė, sveikata. Antroje – mūsų dvasia, mūsų dvasinis tobulėjimas. Ir mūsų valioje yra kaip tik tas viskas, ko mums reikia gėriui pasiekti. Nes niekas jokios žemiškos gerybės nesuteikia tikrosios laimės, vien apgaudinėja, o tikrąją laimę suteikia tik mūsų pastangos artėti prie dvasinio tobulumo ir šitos pastangos visada mūsų valioje. Valyte. Su mumis pasielgta taip, kaip geras tėvas pasielgtų su savo vaikais, mums neduota tik to, kas gali teikti mums gėrio, o duota viskas, ko nereikia. Epiktetas. Žmogus susigadino skrandį ir peikia maistą. Panašiai elgiasi gyvenimu nepatenkinti žmonės. Mes neturime jokios teisės būti nepatenkinti šiuo gyvenimu. Jeigu mums atrodo, kad mes juo nepatenkinti, tai tik reiškia, kad esama priežasties, dėl kurios galime būti nepatenkinti savimi. Žmogus išklydo iš kelio, atsisėdo prie upės, užtvėrusios jam kelią, ir sako, jog tasai, kas pasiuntė jį į kelionę, apgavo ir iš nevilties jis grąžo rankas pakrantėje. Puola į upę, prakeikdamas tą, kuris jį pasiuntė į kelią ir žūva gelmėje. Taip ir nepasidomėjęs ir nesužinojęs, jog tame kelyje, iš kurio jis išklydo, buvo ir visi reikalingi tiltai ir kitokie kelioniai būtini patogumai. Taip atsitinka ir žmonėms išklydusiems iš vienintelio teisingo gyvenimo kelio. Jie nepatenkinti gyvenimu, dažnai pražudo save vien todėl, kad išklydo iš šio kelio, o pripažinti savo klaidos nenori. Kaip žmogus nepratęs prie prabangos, bet atsitiktinai pakliuvęs į prabangią aplinką, norėdamas pasipuikuoti žmonių akyse, apsimeta, kad prabanga jo ne tik nestebina, bet netgi yra atgrasi. Taip ir neprotingas žmogus, pakylėtos pasaulėžiūros požymių laikantis panieką gyvenimo džiaugsmui, apsimeta, kad gyvenimas jam nusibodo, kad jis gali įsivaizduoti kažką daug geresnio. Gyveno toks geradaris, kuris norėjo suteikti žmonėms kuo daugiau gėrio ir ėmė galvoti, kaip čia padarius, kad ne vienas neliktų nuskriaustas ir kad visiems išeitų į naudą. Jeigu gerybės pradėsi dalyti kiekvienam tiesiai į rankas, tai nesupaisysi, kam duoti, kam labiau reikia, bet to visų nesulyginsi. Tie, kuriems neteks, prikaišios, kodėl aniems davei, o mums ne. Ir nutarė geradaris tokioje vietoje, kur pilna žmonių, pastatyti užvažiuojamus nakvynės namus ir įtaisyti tuose namuose viską, kas žmogui teikia malonumą ir išeina į naudą. Ir įtaisė geradaris nakvynės namuose šiltus kambarius su puikiausiamis krosnimis, gerą apšvietimą, parūpino malkų, pripildė klėtis visokiausio maisto,
prikrovė rūsius vaisių ir daržovių ir visokiausių gėrimų, o kambarius dailių lovų, patalynės, visokiausių drabužių ir apavo ir viso tiek daug, kad užtektų aibei žmonių. Šitaip viską patvarkęs geradaris pats iš tų namų pasišalino ir ėmė laukti, kas dabar bus. Ir štai ėmė rinktis dori žmonės, užeina, valgo, atsigeria, pernakvoja, o kartais pabūna ir dieną. Ir kitą savaitę, žiūrėk, pasiima ką nors iš drabužių, iš avalynės, kam ko striuka. Paskui viską sutvarko, kaip buvo, kad ir kiti atklydėliai galėtų pasinaudoti šių namų gėrybėmis, o išėję be perstojo dėkoja nepažįstamam geradariui. Bet kartą užklydo į nakvynės namus smarkus, įžūlūs ir nedori žmonės, kaip mat išsigraibstė viską, ką rado, ir šoko dėl tų gėrybių rietis ir peštis. Iš pradžių tik barėsi, paskui kibo vienas kitam į atlapus, puolė atiminėti daiktus, tyčia juos draskė, gadino, kad tik netektų kitam. Kai viską suniokojo ir sugadino, kai patys ėmė šalti ir alkti, kai nebegalėjo vienas į kitą žiūrėti, suskato keikti šeimininką, kam jis taip blogai patvarkė, nepastatė sargybinių, pernelyg mažai gėrybių sukrovė ir kam visokius prastus žmonės čia įleidžia. O kiti netgi šnekėjo, kad jokio šeimininko nėra, o nakvynės namai atsirado savaime. Ir išsidangino šitie žmonės iš nakvynės namų alkani, sušalę, pikti ir visokiausiais žodžiais, ko neveikdami vienas kitą, nakvynės namus ir tą, kas juos įtaisė. Ta patį pasaulyje daro ir žmonės, kuomet gyvendami ne dvasios, o kūno labui, žlugdo tiek savo, tiek kitų žmonių gyvenimą, smerkia ne save, bet vienas kitą arba Dievą, jeigu jį pripažįsta, arba visą pasaulį, jeigu nepripažįsta Dievo, bet mano, kad pasaulis atsirado savaime. Tik vykdydamas gyvenimo įstatymą žmogus pasiekia palaimą. Visados reikia būti džiaugsmingam. Jeigu džiaugsmas baigėsi, žiūrėk, kur suklydai. Jeigu žmogaus netenkina jo padėtis, jis gali pakeisti ją dviem būdais – arba pagerinti savo gyvenimo sąlygas, arba pagerinti savo dvasinę būseną. Pirmasis būdas ne visada, o antrasis visada jo valioje. Emersonas. Man regis, kad žmogui pirmiausia privalu nusistatyti šitokią taisyklę – būti laimingam ir patenkintam. Nepasitenkinimo reikia gėdytis tarsi kvailo poelgio ir žinoti, kad tuo atveju, kai man kažkas nesiseka, kažkas stringa, neskūstis, ne pasakoti apie tai kitiems reikia, bet kuo greičiau tvarkytis, kad viskas klotusi kuo puikiausiai. Dievo valia bet kurio atveju bus įgyvendinta, nesvarbu, ar aš ją įvykdysiu ar ne, bet nuo manęs priklauso, ar aš būsiu tos valios priešininkas ir neteksiu galimybės dalyvauti šiame gėrio veiksme, ar aš būsiu jos laidininkas, leidžiantis įtraukti tą valią į save, priklausomai nuo to, kiek jos manyje gali tilpti meilės pavidalu ir gyventi ją ir jausti nesudrumšiamą palaimą.